Girdėčiau tiesiogiai ir maloniai. Jau porą metų aš seku tarybos darbą, matau periodiškai iškylančią konfliktinę situaciją ir jaučiu, kad taryboje vyro ta įtampa, o ta įtampa reikalauja daug energijos ir jėgų, kad išspręstų kažkokią tai problemą. Mano galva tai, kad didėja atsiskyrimas tarp naujų tarybų, kurie galvoja mąsto dinamiškai, turi įvairių minčių ir idėjų, ir tarp vadovybių, kurie, aš taip suprantu, labai rezervuotai priima kiekvieną sprendimą. Ir ilgai galvoju, kaip aš ieškodamas priežasčių pagalvoju apie tai, jog Ukmergėje man regis yra parcialinis vadovavimo stilius. Tai tas stagnacinis stilius, darbo metodas, kuris šiais laikais, kada labai įtemptai dirba įvairius grupuotės, žmonės tiesiog yra sulaikomi, blaškomi, įtraukiami kažkokias tai grupuotės ir intrigas. Todėl labai džiaugiuosi, dėl ko dar kartą pakartoju, jog kažkokia tai šviesulys Ukmergėje. Aš orientuojuosi į tai, jog mes turim padėti Ukmergei. Negalvoti apie tai, kaip čia man ar čia kitam. Pirmas darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės mero Algirdo Kopusto atleidimo iš pareigų prieš terminą. Pranešėjas Andrius Kalesnikas, tarybos narys. Prašome. Labą dieną. Gerbiamas vicemerė, gerbiami kolegos, gerbiamas vyriausybės atstovai. Su sprendimų projektu esate susipažinę, galbūt detaliau, poetiškiau negu ką tik šnekėjęs mūsų gerbiamas poetas, tai pasakyti negalėsiu. Norėčiau akcentuoti porą minčių, kuris tikrai išsakė. Tai, Ukmergei reikia atsinaujinimo, Ukmergei reikia naujų idėjų. Ir Ukmergė turi Vidą Paknį, jūs galite pasiūlyti su savo komanda. Todėl, esant politiniai valdai, prašau jūsų balsuoti už mero Algirdo Kopusto atleidimą iš užimamų pareigų. Dėkui. Ačiū. Papildomų pranešėjų nėra. Pasisakymai. Prašome merą Algirdą Kopustą. Gerbiami tarybos nariai, svečiai, Ukmergės rajono gyventojai. Šiandien tikrai nesiruošiu girtis savo ir koalicijos komandos nuveiktais darbais per 2 metų laikotarpį šioje kadencijoje. Plati ataskaita tarybos nariams ir gyventojams buvo pateikta kovo mėnesį. Joje gan nenuosekliai ir išsamei atsiskaičiau už mero pareigų vykdymą, už darbus, kuriuos pasisekė nuveikti, o jų yra tikrai nemažai, kad ir kaip oponentai kritikuotų. Įvardijau priežastis, kurios apsunkino ypatingai svarbių rajono gyventojams klausimų sprendimą. Šis posėdis sukviestas dėl 12 tarybos narių Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų, socialdemokratų darbo partijos frakcijų bei nepriklausomo tarybos nario Vido Paknio pareikšto nepasitikėjimo valdančiąją koaliciją ir pirmiausia manimi meru Algirdu Kopustu. Sutinku su tarybos nario Vido Paknio pasakytą mintimį susitikime su gyventojais. Tai nėra perversmas, tai normalus demokratinis reiškinys. Bet negaliu suprasti vieno, kodėl interpeliacijoje nėra įvardintos nepasitikėjimo priežastys. Juk deklaruojant demokratinę skaidrią politiką neturėtų likti užkulisinių kalbų ar pamąstymų. Galiu manyti, kad taip elgiamasi sąmoningai, siekiant pateikti klausimų, kuriuos nepasiruošus būtų sunku atsakyti, arba yra kitos priežastys, kurių nežinau. Bet kokiu atveju tai nedemokratiška.
ar liksiu mero pareigose ar ne, spręsti jums, gerbiami tarybos nariai. Sutiksiu su bet kokiu jūsų sprendimu ir pasižadu. Paliktas dirbti stengsiuosi pateisinti pasitikėjimą, jeigu nuspręsite kitaip, formuosiu stiprią, konstruktyvią, produktyvią opoziciją. Ačiū. Tokiu būdu reikia siūlyti balsų skaičiavimo komisiją atstovus nuo partijų turinčių daugiau negu vieną narį. Prašome siūlyti. Valdas Mikalajūnas, prašome. Labadiena, siūlau Birutę Žilėnienę. Tėvynės sąjungos. Jonas Grybauskas, prašome. Siūlau Arūną Jasaitį. Kazys Cisevičius. Siūlau Rolandą Jalicką nuo Darbo partijos. Sigitas Masilionis. Nuo Liberalų ir Centro sąjungos siūlau Juozą Armanavičių. Nuo Valstiečių partijos siūlau Milinavičių Neleną. Ačiū. Tokiu būdu apgarsinu siūlytus narius į balsų skaičiavimo komisiją. Birutė Žilėnienė, Arūnas Jasaitis, Rolandas Janickas, Juozas Armanavičius, Elena Milinavičienė. Visi pasiūlyti kandidatai. Prašome balsuoti. Dar nori prieš balsavimą Angelė Jokubinienė. Prašome. Aš norėčiau pasiūlyti, kad Juozas Armanavičius nebūtų įtrauktas į balsų skaičiavimo komisiją. Motyvai yra turbūt visiems labai gerai žinomi. Nežinomi. Motyvai, jeigu buvo priimtas pasiūlymas nuo partijos, ir nuo partijos yra pasiūlytas. Ir šitoje vietoje drįstu net nesiūlyti balsavimo jūsų siūlymą. Tokiu būdu prašome balsuoti. Vydas Paknys. Tai buvo pasiūlymas, kurį reikia patvirtinti arba paneigti arba patvirtinti. Buvo balsuota ir prabalsuota už siūlymus nuo partijų. Ir viskas. Ir daugiau šitą temą leidžiu kaip pirmininkaujantis nediskutuoti. Ir netrikdyti posėdžio eigos. Prašome balsuoti už balsų skaičiavimo komisiją. Balsų skaičiavimo komisija, suskaičiavusi Ukmergės rajono savivaldybės mero atleidimą iš pareigų prieš terminą slapto balsavimo įvykusio 2013 m. gegužės 3 d. biuletenius, nustatė. Tarybos patvirtinto pavyzdžiui Ukmergės rajono savivaldybės mero atleidimo iš pareigų prieš terminą slapto balsavimo biuletenių išduota 25. Atidarius balsadėžę rasta 25. Negaliojančių biuletenių 1, galiojančių 24. Paduoti balsai pasiskirstė taip. Ar pritarėte Ukmergės rajono savivaldybės merui, ar Girdai Kopūstui pareikštam nepasitikėjimui ir atleidimui iš užimų pareigų prieš terminą? Taip, 14, ne 10. Gerbiami tarybos nariai, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, Darbo partijos frakcija ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo į kandidatą į mero pareigas nepriklausomą tarybos narį Vidą Paknį. Mes esame tikri, kad būtent Vydas Paknys, kaip nepriklausomas kandidatas, galės konsoliduoti visas politinės partijas, mūsų tarybos, visus tarybos narius norinčius dirbti rajono labui. Iš tiesų, Vydas yra energingas, aktyvus, kompetentingas, atsakingas, išties progresyviai mąstantis politikas. Ir mūsų partijos tikrai neturėdamas jokių ambicijų mano, kad šiai dienai būtent Vydas Paknys yra tinkamiausias kandidatas užimti mero pareigas. Esu gimęs 1968 metais gruodžio 27 dieną. Esu ukmergietis, čia gimęs ir augęs. Esu vedęs, žmona Giedrė, sūnus Gytis 17 metų ir Tomas 12 metų.
Išsilavinimas diplomuotas inžinierius, baigęs Kauno technologijos universitetą, specialybė pramonės šiluminė energetika. Darbai 93-95 metai UAB Ukmergės Šiluma meistras, 95-97 vyriausias inžinierius pavaduotojas, ta pati įmonė Ukmergės Šiluma, 97-2001 metai vyriausias inžinierius Ukmergės Šilumos tinklai, 2005 metai direktorius pavaduotojas ekonomikai bei direktorius eksploatacijai UAB Izobara, 2005-2013 metai direktorius savininkas UAB Komforta. Viso darbo stažas 20 metų. Per šį laikotarpį buvau valstybinės energetinės įmonės, vėliau privačios įmonės samdomų vadovaujančių darbuotojų, bei paskutiniu metu teko dirbti versle, ragauti savininko bei vadovo duonos. Tad patirties spektras gana platus ir įvairus. Pirmąjį, kaip politiko krikštą, gavau prieš 12 metų, 2012 metų 18 dieną, kuomet iš šios garbios tribūnos kviečiau tuometinius tarybos narius nepritarti pražūtingai šilumos ūkio nuomos sutarčiai. 2011 vasario 27 dieną dalyvavau kaip nepriklausomas kandidatas Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose. Gavęs 949 balsus, tapau Ukmergės rajono tarybos nariu. Per 2 darbo taryboje metus dirbau 9 darbo grupėse, iš kurių 3 vadovavau. Taip pat esu įvairių komisijų ir tarybų narys. Pirma, tarybos patvirtinto pavyzdžio Ukmergės rajono savivaldybės mero rinkimų slapto balsavimo biuletenių išduota 25, atidarius balsadėžę rasta 25, iš jų negaliojančių biuletenių 1, galiojančių biuletenių 24. Balsavimo rezultatai. Ar pritarėte Vyto Paknio kandidatūrai Ukmergės rajono savivaldybės mero pareigas? Taip, balsavo 15, ne 9. Ukmergės rajono savivaldybės mero išrinktas Vydas Paknys, surinkęs 15 savivaldybės tarybos narių balsų. Ačiū. 16 balsavus už, 9 susilaikusiems sprendimo projektas patvirtintas. Taigi į tribūną kviečiame naująjį merą Vydą Paknį. Prašome. Pirmiausia, padėkosiu už pasitikėjimą. Labai ačiū. Tikiuosi jūsų nenuvilti. Dėkoju visiems. Ir tie, kurie palaikėt mane, ir tie, kurie susilaikėt. Visi jūs esate iš tikrųjų mano mokytojai. Ir aš tikiuosi jūsų pagalbos. Visą laiką būsiu atviras. Ir tikiuosi tikrai jūsų neapvilti. Dėkui jums dar kartą. Gerų darbų, bendrų. Geros sveikatos visiems. Ačiū. Į tribūną kviečiamas buvęs meras Algirdas Kopustas. Prašome. Šiandien noriu padėkoti visiems tarybos nariams, su kuriais teko kartu dirbti ir tikiuosi dirbsimės, administracijos darbuotojams, kurie dirbo kiek galėjo ir stengėsi, kad reikalai Ukmergėje keistusi. Kaip apgailestavimą galiu išreikšti tai, kad galbūt nepajungėme visos savivaldybės administracijos tokiam darbui, kad rezultatas būtų geresnis. Aš suprantu, kad gyvenimas bėga ir kaip kad turi būti. Šiandien aš sveikinu Vydą Paknį ir linkiu jam tikrai iš viso širdies sėkmės